Labadiena, toliau papasakosiu, kaip į Moodle sistemą įkelti įvairias užduotis. Moodle sistemoje yra 4 užduočių tipai ir apie visus iš eilės jums papasakosiu. Taigi, užduotys yra po pridėti veiklą iššokančių meniu ir ten yra būtent išskirta tokia grupė užduotys ir joje būtent pateikta visi 4 užduočių tipai. Na, galime iš eilės pabandyti po vieną. Pirmas tai yra tiesiog online tekstas, kurio pagalbos studentai gali pateikti kažkokį tai pasisakymą galbūt. Parašykime užduoties pavadinime, kad tai yra tiesiog tekstas, būtent teksto tipo užduotis, kur studentai galbūt kažkokią užduotį tiesiog turi atlikti ar parašyti kažkokį pasisakymą tam tikrą temą. Toliau galima nurodyti datas, nuo kurio iki kurios datos būtent tą užduotį studentai turėtų pateikti, ar leisti vėlesnius bandymus, tai yra, ar studentai galės po tos datos pateikti dar savo pasisakymus. Įvertinimas. Čia šiuo atveju parinkta yra 100, tai yra, jūs galėsite studentą vertinti nuo 1 iki 100, bet galite pasirinkti 10 ir tuo metu jau galėsite studentą vertinti 10-balėje sistemoje. Na ir galima dar pasirinkti, ar leisti pakartotinę pateikti, galbūt studentas jau pateikė savo pasisakymą, ar leistumėte dar jam pasitaisyti, ar norėsite gauti elektroniniu paštu pranešimą, kad studentas pateikė ir ar bus galima komentuoti tuos studentų pasisakymus. Na ir spaudžiame išsaugoti ir grįžti į paskaitą. Toliau kitas užduoties tipas yra siųsti vieną bylą. Šios užduoties pagalba dėstytojas gali paprašyti studentų galbūt prikabinti kažkokį tai failą, ar tai referatas, ar kažkoks atsiskaitimo failas, kur dėstytojui to failo reikėtų, kad studentą galėtų įvertinti. Na, pavadinkime, kad tai prikabinti vieną failą. Ir vėlgi tie patys yra laukai, kaip ir jau anksčiau minėjau, vėlgi data, vertinimo balai, tačiau čia jau yra vienas laukas, kur mums leidžia pasirinkti, kokio dydžio bylą studentai galės įkelti. Na, čia galite pasirinkti nuo kelių kilobaitų iki 8 megabaitų. Vėlgi pasirinkite atitinkamai, kokį maždaug tie failai bus ir kokio apimtis jų bus. Ir galima spausti, išsaugoti ir grįžti į paskaitą. Taip, toliau sekanti užduotis yra pridėti kelis failus. Būtent tai skiriasi nuo anksčiau minėtos užduoties tuo, kad studentai gali įkelti kelis failus, ne vieną failą. Na, tas naudinga galbūt tada, kai studentai turi prikabinti galbūt kokį referatą ir vėliau tų pačių prikabinti ir kažkokias pristatymo skaidres, galbūt tom skaidrim turės auditorijoje pristatyti savo referatą. Ir tiesiog dėstytojas nori matyti iš karto ir referatą, ir skaidres. Pavadinkime, kad tai prikabinti kelis failus. Ir dabar vėlgi laukai kaip ir tie patys, galite nurodyti datą, vertinimą, taip pat būtent jau failų dydį. Ir dabar galime nurodyti maksimalų įkeliamų failų kiekį. Na, šiuo atveju mums siūlo 3, tačiau mes galime užsirinkti tų failų daugiau. Šiuo atveju mums leidžia iki 20. Na, tarkim, norėjote, kad studentas įkeltų savo pristatymo skaidres ir Word dokumentą, tai turėtumėte čia pasirinkti 2. Spaudžiame išsaugoti ir grįžti į paskaitą. Na ir paskutinis užduoties tipas yra offline aktyvumas. Būtent ši užduotis sistemoje niekur neatsispindi. Tiesiog kažką studentams liepiate galbūt padaryti ar perskaityti medžiagą kažkokią ar padaryti kažkokią namuose užduotį, tačiau sistemoje joks rezultatas neatsispindi, bet jūs sistemoje galite prie tos užduoties parašyti studentams vertinimą. Galbūt vertinsit auditorijoje, tikrinsit, kaip tas studentas atliko tą užduotį ir vėliau galėsite jį įvertinti jau Moodle sistemą. Na, parašykime užduoties pavadinimą offline aktyvumas.
Na ir čia belikę jau tik tai keli laukai, tai yra nuo kada iki kada tas studentas turi atlikti užduotį ir įvertinimas, kiek balų vertinimo skalėje norėsite studentą vertinti. Na, padarykime šią užduotį nuo 1 iki 10 ir spauskime grįžti į paskaitą. Taip, na ir išbandėme visus 4 užduočių tipus. Apie užduočių kūrimą tiek ir ačiū už dėmesį.